Sveiki, aš esu Žygimantas Mackevičius. Tikriausiai mane atsimenate iš tokių pažintinių filmų apie Panevėžį kaip Sveiki atvykę į mažąją Čikagą arba Ne, parūkyti neturiu. Šiandien norėčiau papasakoti apie Panevėžį šiek tiek kitaip ir parodyti, kad turime ne tik senvagę ir šias 3 bažnyčias. Taigi, pradedame mūsų kelionę po Panevėžį. Nesuklyskite, mes esame ne Niujorke, mes Panevėžyje, prie pastato, kuris savo architektūra labai panašus į Fuller Building, esantį Niujorke. Apie šį pastatą žinoma labai nedaug. Jis pastatytas tarpukariu. Daugumos tuometinių pastatų savininkai buvo žydai. Šis pastatas irgi priklausė žydui. Jame tarpukariu veikė krautuvėlė. Žinote tik 3 maldos namus Panevėžyje? Blogai jum, kadangi dabar aš stoviu prie visų užmirštos Panevėžio sinagogos. Tiesa, pamaldos čia jau nebevyksta. Maldos namai pastatyti daugiau nei prieš 100 metų ir mena istorizmo stiliaus tendencijas. Panevėžio sinagoga yra vadinamojo plytų stiliaus ir yra artimo kvadratui plano. Jos langus juosia smailėjančių arko apvadai. Dekorui naudoti 2 eiliai dantukai ir įdubos palangių bei menčių plokštumose. Koks gražus vakaras. O ką panevėžiečiai veikia vakare? Eina į teatrą. Panevėžys yra teatrų miestas. Mes turime net 4 teatrus. Štai mes esame Teatro gatvėje. Bet kurgi yra teatras? Teatro gatvė taip pavadinta yra neatsitiktinai. Štai čia stovi senasis Panevėžio teatro pastatas. Šis pastatas yra vienas seniausių statinių Panevėžyje. Jis buvo pastatytas 1891 metais. Žymus Panevėžio filantropas, dvarininkas ir fabrikantas Stanislovas Montvilas šalia savo mielių ir spirito gamyklos pastatė šaltkalvių dirbtuves. 1913 metais dirbtuvės buvo perstatytos. Iškilusiame rekonstruotame pastate įrengta miesto teatro salė. Nustatyta nuomos kaina aktoriams buvo per didelė, todėl 1923 metais čia buvo įrengta kino salė, tačiau ji irgi nepateisino vilčių. 1924 metais Švietimo ministerija pastatą išpirko ir perdavė Šaulių sąjungai. Šlovingiausias pastato laikotarpis 1950–1967 metai. Teatro brandolys buvo šie vėliau išgarsėję aktoriai – Alekna, Blėdis, Babkauskas, Vitkus, Banionis ir kiti. Spektaklius be Miltinio režisavo Blėdis, Karka, Alekna, Zdanavičiūtė. Pasivaikščiojimai senvagėje nebe tokie romantiški? Norite senovę dvelkiančių įspūdingų pasivaikščiojimų? Išeitis yra. Nebereikės vykti Vilnių. Panevėžyje turime net 47 metrus grįsto kelio, kuriame pasivaikščiojimai atrodys lyg viduramžiais. Taigi, mėly žiūrovai, tai yra viskas, ką mes norėjome šiame filme parodyti apie gimtąjį miestą Panevėžį. Girdi, karuči, turi parūkyti? Ne, neturiu. Jeigu randu.